Labą rytą. Šiandien jau turime 6 rytą, Nepale, Langtango trekas. Ir šiandienos tikslas yra mūsų sukilti į šitą perėją, kuri yra virš 4600 metrų aukščio. Tai mums šiandienai planas sukilti 900 metrų ir tada leistis. Ir kuo žemiau nusileisime, tuo geriau mūsų organizmui. Paskutinės 2 dienas turėjome aklimatizacijos, tai kylame į aukštį ir miegojame, leidome žemyn miegoti, kad organizmas spėtų prisitaikyti. Vakar sukilom nuo šito viešbučio dar 400 metrų, nusileidom, tai aš miegojau gerai, Gediminas ne taip gerai. Kad užtvirtint, kad nebūtų komplikacijų dėl aukščio ligos, išgėrėm tabletę ir tikimės, kad viskas bus gerai. Gediminas pasirodė horizonte. Kaip rytas, Gediminai? Kaip išmiegojai? Žvalus. Šviežias. Pasiruošę žygiai? 4-6 yra kalnas. Yra rimtas? Pažiūrėsim, kas bus. Namaste. Namaste. Į sveikatą. Taip jau kartais atsitinka, kad pafilmavau Gediminą ir ėmiau su kita kamera filmuoti. Tai palikau GoPruškę. Sukilom nemažai, mažiausiai 100 metrų sukilom. Norėjau vėl pafilmuoti, žiūriu, kad neturi GoPruškės. Tai palikau visus daiktus, moviau žemyn. Ir dabar vėl lipu į viršų. Tai sugaiščiau iš viso apie pusę valandos laiko prarasta. Bet matyt, taip turėjo būti. Nuo žioplumo vaistų yra, bet žiopliams jų neparduoda. Aš tai ir mano daiktai. Pasiekėm aukštesnį viešbutį ir tai yra jau pusiaukelė mūsų kopimo į perėją. Oi, kokia saulės panelė. Tai yra saulės panelė, bet jau tokia mažutė. Nu va, pasivijau Gediminą. Atsigersim arbatos, tu užsisakė arbatos. Skyšių gerai. Jau čiut nelitą išgėriai. Jo, noriu. Gerai eina. Čilį paragavau, tai man dega. Tai tau vien čilio davė. Tu savo užsisakei ar didelį? Tai sėdėsim ir čilinsim. Ok. Svetainė. Kandai. Namaste. Namaste. Čia šiltai pavalgyti. O čia virtuvė. Namaste. Namaste. क्या चाहिए तेरे बिगो? Nu į sveikatą, Gediminai. Į sveikatą. Sveikinu pasiekus naujas aukštumas. Jo, 4 kiek? Nu, šios kelionės aukštumos. Jo, kiek rodo? 4 kilometrai 200 metrų. Nu va. 200, va, pasiekėm 4-2. Tupkalį negėrim kavos ar arbatos. Vakar negėrėm, nu, Tupkalį aukštį pasiekėm. Tai dabar mes apsistojom Pėdi aukštajam kempinge. Pėdi aukštasis kempingas. Mes vakar nedaėjom, truputį pritrauko, bet ir nebuvo tikslas. Buvo maksimum tikslas daryti. Dabar sekantis mūsų tikslas 4646 metrai Laurebina perėja. Tai mes iki ten daeinam ir tada jau leidžiame žemyn. O kiek leisimės bus matyti. Bus pirmas tada sustojimas Gosakunda ežeras, jis nepaliečiami ir šventas, aš turbūt jau daug kartų tai minėjau. Kaip vėžlys.
Ready, go? Okay, namaste. 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 Bye. Bye bye. Namaste. How are you? Good. Yeah, perfect. Thank you. Oh, it's big one. It's heavy. How it's kilograms? Maybe 30. Wow. We have just 20. 22. Hi. Hi. How is going? I'm fine. And you? Good. Slow but good. Hello. How are you doing? Loaded down. Very well. Hello. Hello. Paskutiniai metrai liko, jau matosi perėję. Mums pavyko. Žiūrėk, saulė šviečia. O Kelią dabar kviečia. varom į kitą pusę. 4646 metrai virš jūros lygio. Altitudė 460 šitai vietai. Surija-Kunda. Šitas ežeras yra Surija-Kunda. Sign of Sign of God, just like, say, you just putting over there,
Namaste. 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 Hello, my friend. Where are you? Ja. Oi. Čia visko yra, tik darykis. Sutikau žmonės, kur pametė pirštinės. Sakau, dabar aš jau pamečiau draugą. Sako, mes matėm tavo draugą. Tai jau visą kaimą tavęs nėra. Aš paklausiau pirmam name, sako, tavo draugas nuėjo. Jo, sako, apsistosit, sakau, aš ieškau draugo. Nu, Tai- šaunam. Čia jau baigęs kaimas, ribelės gal pavalgom. Pirmą bebiškio. Paprašėm greito aptarnavimo, turim greitą aptarnavimą. 5 minutės, duonelės ir ant stalo. Fantastika. Gero apetito. Ačiū. Kaip lavašas, duonelė. Bet tokios nesutikęs, biški kitokią kepą. Tiesiog lavašas. Dalo sriuba, tai jie čia dažniausiai valgo. Kitur prideda bulbių, visko daug, tai jau būna tokia priešta. Nu, čia tiesiog biški žirnių, biški žalumynų. Bet pietums labai gerai. Tai šiandieną jau nuėjom 7 km, sukilom 900 metrų. Aš dar visą kilometrą bėgau pasimti GoPro. Na, dabar jau susėdom kur pavalgyti, valgom, biški kraunamės elektros. Ir rodo, kad už 7 kažkur kilometrų jau rasim normalią gyvenvietę. Šitoj pusėje visi turi elektrą, tai gerai, kasdien vis gerin. Namaste. Namaste. Sustojom prie vieno restorano hotelio. Nu ir
Išbėgo siūlyti kažko, sakom, arbatos. Tai už arbatos paprašė už puodelį tais 50 vietinių pinigų. Ką čia daurai. Bet vietiniais pinigais tai yra per daug. Tai sakėm, nusileisim į apačią. Tada gersim, valgysim. Tai dar turim 4,4 kilometro ir nusileidimo kilometras. Jau po biškį išlindo, nusileidome žemiau debesies, dar nenusileidom, bet jau po biškį atsiveria horizontas. There. Namaste. Good. Namaste. टिबेटमा राखिदिन्छु ल बाबा टिबेट होटेलमा आजि बसिकन हामी होटल चेन्ज गर्न सक्दैन। Room, yeah, Here or here? inside. Inside, okay. How much for the room with 2 beds? Yeah, you can see. Okay. Okay. Where you come from today, sir? Oh, from another side. It's Pedi. Ah, From you Pedi. strong. Yes, something like that. too bad, yeah. Yeah. Okay, welcome. Oh, it's lovely. Namaste. Okay. How much for the room? You eat here? Yeah. Or Here. 500 rupees? Here. Yeah, 500 Yeah. for the room. for the room. Okay. Here also toilet inside. Toilet inside. Yeah, Okay. What Okay. about shower? yeah, hot bucket. Šiandien pasiėmėm neblogus apartamentus, 500 pinigėlių 2, vaizdas į Langtangą ir turim netgi savo tualetą. Va, tualetas. Čia taip įsileidžia vandenukas, pasisėmė ir padarė saikaliuką nupilį. Viskas labai paprasta. Turime elektros kambarį, turime šviesą, galima krautis viską. Tai kažkokia šventė, vietoj dušo, po kraniukų laukia apsipraust, tai jau pripratom. Tai to leisimės į vietą, kur yra dušai, išsimaudyti normaliai, rytoj pasidaisim tokią relax dieną, o šiandien atsigėrėm arbatos, einu dar valgyti, turi atnešti. Are you blower? Yeah. Svetainė. Čia mūsų bariukas, kas nori alaus, sprito, Coca-Colos, čipsų, visko yra. Azul, Turime agnelės. Kadidana. Kamera. Virduliukas. Gediminas va prie stalo खाली हो खाली laukia vakarienės. रोटी चाहिँ Nu ką, sulaukėm savo vakarienės, daug neeksperimentavom, užsisakėm dalbatą. Bam. Dalbatas tai čia bulvės, ryžiai, užpilimas visokių vaisių po gabaliuką vieną. Nesvarbu, kad visko nedaug, bet kas įdomiausia, kai paskui jau tu valgai ir tada iš virtuvės ateina šeimininkė ir pradeda krauti, atneša ryžių, kom ryžių dar pusę tos liekos prie ryžių, atneša dar to skistimuko, užpila dar bulvių atneša, tai išeini toks sotus, kai jau ant pilvo nepagulėsi naktį. Tai gerai, visiems skanaus ir mes pradedam savo kelionę į Nepalo tradicinį patiekalas. Čia patys nepaliečiai taip valgo, mes klausiam, ką jūs valgot. Norim išbandyti viską, ką valgo vietiniai. 10 लाख Dal, yeah, dal. Ah, yeah.
Aš ką tik pasakiau, kad tai būna ir prasidėjo. Prasidėjo danešinėjimas. Čia yra dalas, tas tokie siubeliai jų, tas padažiukas. Bet atnešė dar bulvių įdėjo. Tai ryžių gal geriau tegul neneša, nes eisim į kalnus vėl. Eisim perėję kartuot naktį. Ten jau pat here. Yeah. Here. Yeah. Oh, nice. Thank you. Thank you. Tai įdomiausiai buvo, kad kai atėjau dėl nuomos šnekėti, tai You want the rice, sir? it's enough. Thank you. Very Enough? Enough. Okay, sir. Thank you. Dar siūlo ryžių dadėti. Jau tiek visko prikrovė čia. Mes iki ryto valgysim. Kai paklausiau, kiek kainuoja, tai už vieną su 2 lovom kambariuką paklausė, ar valgysit. Jeigu valgysit, tada 500 jų pinigėlių. Kas gaunasi, tai €40. Bet mes jau pripratom prie tų nepalietiškų, tai mums čia jau kažkas brangu, bet kai paverčiam į eurus, tai juokas įmat. Labai juokingos kainos. Parėjau į kambarį, dienelė jau baigta. Nu ir ką, kambariai nešildomi, tai biški visoka reikia liemenė pukinė apsimauti. Nu, šiandiena buvo ilga, daug reikėjo sulipti, daug ko pamatyti, daug nusileisti. Planavom biški toliau paėjėti žemyn, bet gerai, kad neėjom, nes jau pavargę, nuėjom 13 km, tai pirmin žemyn, tai biškelį išsiveikėm, nes reikia kuprinės nešti. Tai yra ką veikti, vienu žodžiu. Tai šiandien buvo ilga sunki diena, bet savotiškai labai maloni, graži, akim, daug peno, daug visko naujovių pamatyta. Tai tikrai įdomi diena. Tai šiandienai viskas, atsisveikinu. Susitiksime neužilgo, tai kam patiko video, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam kitų video. Iki!